Laiškai sielos analitikui. Tai ne visai istorija ir ne visai žmogaus, kuris leidosi į paieškas to, kas sunku paaiškinti. Žmonės tai vadina sielą, nors retas gali kažką doro apie ją papasakoti. Gal tik keliais sakiniais pamėginti apibūdinti, įjauti į paiko patoso apavą, ar tiesiog banaliai atpasakoti, ką girdėję patys dar vaikystėje ir aklai sekė konsumerizmo keliu tikėjimo svarbą skelbiančiose įstaigose. Tas ne visai žmogus buvo toks pat kvailas, kaip ir daugelis. Gal būtent todėl jis ir ne visai žmogus, o tik bendros mitybos grandinės dalis. Bet šis padrikas pasakojimas bus ne apie jį, o apie tą sielą. Todėl tai ir ne visai pasakojimas. Juk jūs puikiai suprantate, jog pastarosios nėra ir būti negali. Ar suprantate? Šis ne visai žmogus tikėjo banaliai, jog jis yra kažkas ypatingo ir dieviško. Juk negalys žmogus būti vien atomų, ląstelių, mėsos, plaukų, galiausiai šūdų ir dar kažkokios įvairialypės masės rinkiniu. Sielą jis suprato kaip objektą. Bet beatodariškai ieškojus ir nieko panašaus neradus, net po bažnyčios altoriumi, jam kilo mintis, jog pastaroji galinti būti subjektyvi ir kiekvieno tokio pat ligonio, tai yra ieškančio kažko nematomo, paveldėtos vaizduotės vaisius. Įsigimusios psichikos suformuotas siluetas, kuris turės papildyti neabejotinai nustekentą daiktais ir beprasmėmis pažintimis jo dvasinį pasaulį. Matyt, išvargintas savo pastangų rasti, ko niekas ir niekada nematęs, nebent kokios baltos karštinės akivaizdoje, jis priėmė paprastesnį sprendimą – rašyti laiškus sielos analitikui, tikėdamasis, kad pastarasis tikrai privalo žinoti, kas toji per dalykas ir kaip su ją susitarti dėl pasimatymo. Prieš tai žeidęs ne vieną bažnyčios tarnautoją savo stačiokiškais klausimais arba priešingai romantinio polėkio vedamas ir aukštindamas tokią profesiją, jis tikėjosi išgirsti kažką apčiuopiamo, kas padėtų jam jo paieškose. Bet apart banalių pamokslų jis taip ir nieko neišgirdo. Gal dar buvo keli patarimai, kurių kilmę jis galėjo išvelgti jau seniai skaitytose knygose. Tai kamgi jie jam reikalingi, jei jis pats, kaip ir daugelis kitų, tos žodelius puikiai žinojo. Bet nepaisant to, jis buvo žodžio vergas, labai keistam, nes netikėjo nei vienu žodžiu, bet tuo pačiu buvo įsimylėjęs žodį. Vienas žodis jį draskė iki tos pačios sielos gelmių, kitas sugebėdavo pakelti į aukštybės. Bet kai reikalai pasisukdavo jo materialiai naudai, jis visuomet reikalaudavo žodį užtvirtinti tekstu. Manau, viskas slypėjo tame, jog jis pats netikėjo savo žodžiu. Todėl raštiškas užtvirtinimas buvo bent šioks toks garantas, jog paprasčiausiai paistalai turi pagrindą pavirsti tikrovę. Visais kitais atvejais šie paistalai sukosi ne jo piniginėje, bet širdyje. Todėl jis manė esąs pranašesnis už kitus, nes tikėjo galintis ne tik vartoti, bet ir jausti. Prisirišimą prie daiktų jis vadino tik priemonę išgyventi šiame materialiame pasaulyje, galimybę nebūti pažemintam ir progą realizuoti savo dvasinį potencialą. Dangus jam buvo abejingas, todėl jis nejautė jokios pagiežos prastam orui. Jam buvo abejingas net tėvas, todėl jis anksti paliko šį pasaulį. Ir galiausiai jis buvo abejingas savo pačiam, todėl troškimas atrasti sielą virto pastarosios paneigimu. Jis rado atsakymą, pagaliau jis jį rado, taip ir nesupratęs, jog pastarasis jau seniai jį buvo pasivijęs.